Ačiū. Prašom, ponia Evelina. Ašgi rodžiau, kad aš irgi... Visiems užteks laikomės. Gerai, Eduardai, jeigu neidentifikuojat savęs kaip Evelinos, tai vis dar mano žodis. Jeigu nenusprendėt kitaip, vis dar galit pasirinkti. Aš prieš tai parodžiau ženklą. Tai norėčiau atkreipti dėmesį. Kolegė visiškai teisi, mes turėjom COVID, mes turėjom hibridinę ataką, mes turėjom viską, kas yra įmanoma, kas yra neplanuota vyriausybės programoje. Nepaisant to, mes turim augančią ekonomiką, nepaisant to, Lietuva susitarė dėl gynybos fondo. Nepaisant visko, mes turime esminius sprendimus, kurių reikėjo. Mes subalansavom baudžiamąjį kodeksą. Pagaliau mes atitinkam Europos standartus. Mes valstybės tarnybą reformavom, kad iš tikrųjų tai galėtų būti patrauklų ir jaunam žmogui, kad ir valstybė galėtų konkuruoti su privačiu sektoriu. Mes auginam ekonomiką, kur jau šiandien turim rezultatus, kur mes galim kalbėti apie tas socialinės skirtis, kurias reikia mažinti ir kur buvo 100 sprendimų tiek iš ministerijų, tiek iš pačių Seimo narių, kur visos politinės partijos suprato, kodėl užtikrinti reikia prieinamumą tiek negalią turinčiams asmenims, tiek įtraukusis ugdymas, kada mes pagaliau viešoje erdvėje pradėjom kalbėti, kad yra tie žmonės, kurie turėtų būti neuždaryti, o kartu su mumis. Ačiū, ponia Dobrovolska. Ponia Vaitkau, prašom. Seimas priema 2,5 tūkstančio įstatymų pakeitimų per 4 metus. Tai aš matau vienintelį gerą ženklą, nuo privalumo ir pridėsiu. Ačiū, kad jie pasirodė savo supuvimą galutinį tiems, kurie nori ir sugeba tai pamatyti. Ačiū, kad jie demonstruoja pastovę savo prostituciją. Tai yra geras ženklas mums, eiliniams Lietuvos žmonėms. Dabar kryptis, Lietuvos valstybės kryptis, kur mes visas laivas plaukiam. Plaukiam tiesiai, vieningai, džiaugiasi kai kas gynybos susitarimu, į karą, link karo, mus veda į skerdyklą. Kodėl? Todėl, kad toks užsakymas. Kaimynam, aš apie Baltarusijos sieną, pravažiuoti negalima, nes jie ne žmonės. Prie Baltarusijos sienos pastato ne lenkų kalba, pastato anglų kalba skelbimą, kad šeimininkas suprastų, angliškai kalbantis, kad važiuoti į Baltarusiją yra pavojinga. Ačiū, kad parodėt supuvimą.